Sveiki, džiugu Jūs matyti, vėl tarp knygų, reiškia skaitysime Bibliją. Įdomu yra tai, kad, esu keletą vaizdo įrašų nusifilmavusi į priekį, manydama, kad tiesiog reikia turėti tuos įrašus, jeigu ką, jeigu dingtų įkvėpimas ar panašiai. Ir štai, nepaisant mano tam tikrų nuogastavimų, planavimo, laiko dėliojimo, dvasia veda, dvasia veikia ir suprantu tik vieną, kad ne nuo manęs priklauso, kiek šie įrašai bus, kiek laiko aš juos darysiu, tai visiškai nesvarbu. Jie lieka YouTube'ai ir lieka galbūt ilgam laikui ir visiškai nesvarbu, kiek dabar ir kas juos žiūri. Svarbiausia, tas žmogus, kuriam labai reikia, kad šis įrašas ar kitas, ar dar kažkuris kitas įrašas būtų atidarytas ir kad ta žinia jam būtų perduota. Nes Viešpats man vis atverčia ir atverčia tam tikras vietas, sako, perduok žinią, perduok žinią. Iš vidaus ateina tas suvokimas, ne balsai, ne kažkas, o tas iš vidaus suvokimas, sako, perduok žinią, pavyzdžiui, šiandieną iš Jeremijo, net ne šiandieną. Čia jau aš kenčiu šitą įrašą 3 dienos ar 4 ir visai bandau stabdyti tą srautą, nes įrašų susikaupę, bet ko gero aš tiesiog nestabdysiu, dėsiu tuos įrašus taip, kaip gaunasi, kad ir kiekvieną dieną ir galbūt tai truks tik tai vasarą, nes nuo rugsėjo prasideda darbai, mokiniai. Tai gali būti, kad nuo rugsėjo šitų įrašų nebebus, bet jie visą laiką liks. Jie liks YouTube'ai tol, kol gyvuos YouTube'as. Ir visa šita informacija yra, žinoma, mano savanorystė. Aš visą gyvenimą savanoriauju. Tai vienur, tai kitur. Ir mane savanorystės išmokė vienuolės, seserys. Dar Asumsion seserys, Dangų Ėmimo seserys, paskui Vargdienės. Tai yra palaiminto Jurgio Matulaičio įkurtos seserys Vargdienės ir Vilniuje tas Vilties angelus, kur sesuo Jolita man labai daug atvėrė akis, kas yra ta tikroji savanorystė, kokia jinai turi būti. Taigi visą gyvenimą savanoriauju ir tai vienur, tai kitur, kada nors pasidalinsiu apie savanorystę Karite, kuris paskui virto net ir šiek tiek darbų. Kiek daug mums duoda savanorystė, jūs net neįsivaizduojat, jeigu aš kalbu apie tuos, kurie nesat savanoriavę. Bet aš manau, kad dabar dauguma jau esate išbandę šią veiklą ir tikrai tie, kurie bandėte, žinote, kiek daug duoda tas darbas dėl kitų, tiesiog negalvojant apie jokį tą kažkokį atlygį, tą pelną, kurio mes tikime šiaip dirbdami savo darbus. Taigi tiesiog galvoju, pasidalinsiu šitą mintim, kad galbūt jinai kažkam rezonuos, kažkam irgi yra kažkokie tai srautai, kažkokie informacijos antplūdis, kažkas vyksta šitoje mūsų planetoje, kažkas keičiasi iš esmės. Aš nežinau, kas ten keičiasi, neišmanau nei žvaigždžių, nei dar kažko, tai nei vedų, kurios galbūt ir pasakytų, kas čia keičiasi. Tai žinau tik tai tiek, kad laikas intensyvus, laikas labai stiprus ir labai dabar tikrai mus veda dvasia, mus ta dvasia, nesvarbu kaip jūs ją suprantate ir svarbu, kad tai būtų šviesos, meilės, gėrio, džiaugsmo dvasia. Žinoma, aš esu krikščionė ir kai aš sakau, kad aš nepropaguoju religijas, tai iš tikrųjų netiesa yra šiek tiek. Nes jeigu aš kalbu tik apie krikščionybę, bet aš neturiu kuo kituo dalintis, o tai yra lobis, yra milžiniškas lobis. Ir kaip sako vienuoliai, tai yra kvaila nesinaudoti lobynu. Tiesiog kvaila nesinaudoti lobynu išminties, kuriame yra be galo daug. Ir štai šiandieną, kai mes skaitysime Jeremijo knygos 18 skyriaus pačią pradžią, Puodžiaus indas. Tai čia irgi labai puikiai perteikia, kaip Jeremijui ateina tas vedimas, dvasia veda ir
sako, eik daryk ir Jeremijas daro, taip ir jūs būtinai, jeigu jūsų dvasia veda, ateina tas gėrio, džiaugsmo impulsas, daryk tai, daryk, padaryk, pabandyk, darykit, prašau, aš jau žinau, kad net mano šitie vaizdo įrašai, kai kuriuos jau irgi įkvėpė imtis tam tikrų veiklų, išdrįso žmonės, nes o kodėl ne? Suprantat, nesąmonės surenka milijonų peržiūras, tai mes galim daryti trupučiuką prasmingesnius dalykus ir nesvarbu, kad tik tai 20 peržiūrų, bet tai yra prasmė, yra prasminga palikti kažką, kas mums yra svarbu ir mes nesam vieni, mes nesam tokie unikalūs, kad tik tai man ir kažkam antram, ne, yra dar 20, o po tų 20 atsiras dar 20, o paskui ir 200 ir 2000 atsiras tų, kuriems ta žinia reikalinga. Ir galbūt tai bus žinia, kaip plytas kloti, galbūt tai bus žinia, kaip koldūnus gaminti ar kaip siūti, bet darykite tai, kas jūs įkvepia, kas jūs veda. Aš nemoku nieko kito, aš dėl to dalinuosi tik tuo, ką moku ir ką išmanau ir kaip mane dvasia veda, tai jūs darykite taip, kaip jūs dvasia veda. Ir šiandieną pažiūrėkite, ką man tas srautas iš anapus, iš šiapus, iš kažkur liepė paskaityti. Puodžiaus indas. Jeremiją pasiekė Viešpaties žodis. Kiekvieną iš jūsų jau pasiekė arba tuoj pasieks irgi Viešpaties žodis. Patikėkite tuo. Viską, ką aš skaitau, visa tai yra dėl jūsų ir jums. Ir šitie žodžiai yra be galo prasmingi, jie yra labai stiprus, jie yra iš sielos į sielą, iš dvasios į dvasią, tai yra šventas raštas, tai yra šventi žodžiai. Reiškia, ir jūs, kurie klausot, pasieks Viešpaties žodis. Jeremiją pasiekė. Tai reiškia, ir jūs pasieks arba jau pasiekė Viešpaties žodis. Kelkis ir eik į Puodžiaus dirbtuvę. Reiškia, ir jums tas pats. Kelkis ir kažką daryk. Kelkis ir eik. Šiuo atveju Jeremijus sako į Puodžiaus dirbtuvę. Tai va, šita įžanga, šita pradžia yra mums visiems tinkama, o toliau informacija jau yra kiekvienam individualiai. Čia kartais šuniuko visokie garsai būna. Kelkis ir eik į Puodžiaus dirbtuvę, ten perduosiu tau, ką noriu pasakyti. Reiškia, kartais Viešpaties tas pašaukimas, ta tam tikra žinia, verčia mus dar ir pakelti save nuo sofos, nuo lovos, ar išeiti iš namų ir kažkur kitur nueiti, kad ta žinia būtų perduota. Ne ten, kur Jeremijas buvo, bet pakilti ir kažkur nueiti. Taigi nepatingėkite pakilti ir kažkur nueiti ten, kur jums ta žinia turėtų būti perduota. Tai, ką nori Viešpats jums pasakyti. Ir tada Jeremijas sako, tada aš ir nuėjau į Puodžiaus dirbtuvę. Jeremijas konkrečiai, tai aš paėmiau ir nuėjau, šaunuolis. Ir jūs šaunuoliai, nes ir jūs taip pat išgirsit Viešpaties raginimą, Viešpaties žodį, pakilsit ir kažką darysit iš karto arba nueisit kažkur ir imsitės kažko, ko jūsų širdis nori imtis, ką jinai nori daryti. Jis kaip tik triūsė prie žiestuvo, puodžius. Jei žiedžiamasis puodas išeidavo nevykęs, kai molis būdavo puodžiaus rankose, jis perdirbdavo molį į kitą puodą, koks jam labiausiai patikdavo. Reiškia, matom pavyzdį, kad jeigu kažkas žmogui nepavyksta, mes neturim bijoti suklysti ir tą patį daryti dar kartą ir perdaryti. Ir šį pavyzdį Viešpats Jeremijui pateikia kaip gerą pavyzdį. Tam tikrą pavyzdį, kurį net Viešpats parodo Jeremijui. Žiūrėk, matai, puodžius, jeigu kažkas netinka, vadinasi perdaro. Taip ir jūs, jeigu kažkas iš karto nepavyks,
perdarykit dar kartą. Bet nenorėkit tobulybės, nesiekit tos tobulybės, nesusirkite perfekcionizmu, visi klysta, visi daro klaidų ir tos klaidos yra labai natūralu, tos klaidos yra net kažkuria prasme gražu, tai yra žmogiška. Tai reiškia, kad mes ne robotai, mes žmonės. Taigi tą puodą puodžius, jeigu jis nevykęs, tiesiog tą molį išminko iš naujo ir padaro naują kažkokį tai puodą. Tuomet mane pasiekė Viešpaties žodis. Štai reiškia, Jeremijas pakilo, nuėjo, žiūri, įsižiūri ir įsižiūrėjęs, jis kažką supranta, suvokė. Štai pažiūrėkit, keli lygmenys, taip, iš pradžių pasiekia mintis, ateina mintis į širdį. Tada jis nesėdi ir neguli, jis turi pakilti ir eiti kažką daryti, antras lygmuo. Toliau trečias lygmuo. Įsižiūri į kažką, į aplinką, į tai, kur jis yra nuvedamas, į kažkokį pavyzdį. Trečias lygmuo. Atsekit šitos lygmenis ir pagalvokit, kokiam jūs lygmenį. Ir ketvirtas lygmuo. Viešpats prabyla. Ir bus penktas lygmuo, tam tikras suvokimas, jau tos žinios suvokimas. Nes šitas ketvirtas lygmuo, dabar, kai jau viešpats prabyla, reiškia, pasako kažką, bet to negana, dar Jeremijas turi ir suprasti tai, ką viešpats pasakė, tam, kad mums perduotų. Taigi tam tikri 4 veikimo lygmenys. Puikiai atsispindi Biblijoje, kaip mes turime klausytis to dvasios vedimo ir kaip turime imtis tam tikros veiklos, jeigu norim kažką elementariai padaryti. Ir tai nebūtinai, žinoma, yra darbai kažkokie savanorystės, tai gali būti santykiai, tai gali būti seniai nepadarytas darbas namuose, ūkinė kažkokia veikla ar dar kas nors. Kiekvieną susiraskite tą sritį, kur jums yra šis žodis aktualus, nes tai yra skirta jums, dėl jūsų tai yra. Ir štai pasiekė Viešpaties žodis. Viešpats beje, tam, kad žmogus suprastų, ką viešpats nori pasakyti, jisai pasitelkia pavyzdžius. Ir Senajam testamente, ir Naujajam testamente Jėzus tam, kad žmogus suprastų, geriau suprastų viešpaties mintį, viešpats kalba labai paprastai, per pavyzdžius, per simbolius. Nes o kaip kitaip? Ir čia tas pasiekė Viešpaties žodis, tai nereiškia, kad ten mikrofoną pasiėmęs kažkas iš dangaus prabilo Jeremijai. Ne. Tai reiškia, kad Jeremijas pakilęs, nuėjęs, įsižiūrėjęs, suvokė tą žinią ir ta žinia jam atėjo į jo dvasią, į jo sąmonę, jį pasiekė tam tikras suvokimas kaip sąmoningumas ir jis tada perduoda mums. Koks yra Viešpaties žodis? Argi negaliu ir aš su jumis, Izraelio namai. Izraelio namai tai reiškia visa žydų tauta, arba šiuo atveju mes jau skaitome kaip ta tikinčioji tauta, tikinčiųjų tauta, bet šiaip Biblija tai yra visi tie, kurie šią akimirką klausosi šito žodžio. Nesvarbu, ar jūs tikintis, ar jūs netikintis, visiškai nesvarbu, ar jūs krikščionis net, bet jeigu šią akimirką jūs klausotės šito žodžio, jūs jau esate dalelė tų Izraelio namų. Jūs jau įžengėte vienu žingsneliu į šitos Izraelio namus. Čia perkeltinė prasmė. Ir ta prasmė labai plati, bet tuo pačiu jinai gali būti ir labai siaura. Tai yra tau, žmogaus, skirta šita žinia. Argi aš negaliu su jumis pasielgti kaip šis puodžius? Tai Viešpaties žodis, sako Jeremijas. Iš tikrųjų, kaip molis puodžiaus rankose, taip mano rankoje esate jūs. Ir jeigu mes nepasiduodam jo tam vedimui, mums būna labai sunku. Žinokim šitai. Jeigu mes priešinamės Viešpaties vedimui, apvaizdos, dangaus vedimui, pasidaro sunku, kažkas labai sunku.
O jeigu tą sunkumą dar bandom nuslėpti, užmaskuoti, prasideda kas? Depresijos. Kartais pagrasinu kuriai nors tautai ar karalystiai, reiškia pagrasinu kuriam nors žmogui, paprastesniam arba ir labai galingam žmogui, kad išrausiu ją iš šaknų, suardysiu ir sunaikinsiu. Matot, kai jūs kartais galvojat, kodėl viešpats nebaudžia, kodėl nėra atpildo, viskas yra. Yra ir tas bumerangas, viskas sugrįžta, viskas mainosi, viskas keičiasi, viskas vienaip ar kitaip. Viešpaties ta rūstybė, viskas yra ir nereikia manyti, kad čia vien tik tai paukšteliai suokia, debesėliai plaukia ir viešpats vien tik tai meilė mums čiulba. Ne, yra viešpaties rūstybė, viešpaties pyktis ir taip turi būti, nes tai yra kažkas itin galinga, itin didinga. Ir jeigu yra sukurta tam tikra tvarka, tegul tai bus mums nesuvokiama tvarka, bet jos turi būti paisoma. Tai jeigu mes nepaisom visatos dėsnių, tai kas mums daryti? Taigi, kartais pagrasinu, kad išrausiu iš šaknų, suardysiu ir sunaikinsiu, bet jei ta tauta, kuriai grasinu, nusigręžia nuo savo nedorumo, jei žmogus nusigręžia nuo savo nedorumo, aš pakeičiu mintį apie bausmę, kurią maniau ją nubausti. Labai paprasta, taip ir mes turime elgtis. Koks nuostabus pavyzdys, ir mes taip pat turime elgtis. Jei kažkas elgiasi blogai ir su mumis, arba su savim, arba su kitais, mes turime nusisukti ir tame nedalyvauti. Nesmerkti, o palikti viešpačiui su tuo susitvarkyti. Bet jeigu žmogus pasikeitė, jeigu mintis net pasikeitė žmoguje, žinoma, pirmiausia ir pasikeičia mintis, tada ir mes turime pakeisti savo požiūrį, vertinimą, elgesį, atsisukti atgal į tą žmogų, arba tą įvykį, arba tą tautą. Taigi viešpats sako, aš pakeičiu savo mintį apie bausmę. Apie bausmę tai reiškia apie ugdymą. Hebrajiškai bausmė lygu ugdymas. Reiškia, aš nebegalvoju ugdyti, o ko gero laiminsiu. O kartais pažadu kuriai nors tautai ar karalystiai, kad ją stiprinsiu ir duosiu žemės. Reiškia, o kartais pažadu, kad bus gerasis laikotarpis, laiminsiu. Bet jeigu ši tauta, tas žmogus, elgesi nedorai mano akyse, neklausydama mano balso, aš pakeičiu savo mintį apie gerą, kurią žadėjau ją laiminti. Žiūrėkit, kaip nuostabiai viešpats mums atskleidžia laimingo gyvenimo dėsnius. Darai gerą, aš tave laiminsiu. Atsimenat, dar buvo skaitinys, laikyk mane visada tuo viešpačiu, šlovink, garbink, kreipk tą širdį šviesą. Nes viešpačiu iš tikrųjų tas mūsų garbinimas, šlovinimas, tai yra, jis ir taip yra kažkoks absoliutas, kuriam nieko netrūksta. Čia mums reikia to ryšio, mums reikia to kanalo, reikia mums tos bambagyslės su šviesa, su ta dieviška meilė, su tuo dievišku srautu, su ta šventąja dvasia. Ir viešpats labai paprastai sako, aš kaip tas puodžius, jeigu gerai žmogus elgiasi, tai laiminu ir dar duosiu daugiau. Jeigu darė gerai ir staiga pradeda kažką blogą daryti, aš imsiuosi bausmių. Bausmių reiškia ugdyti. Atsiminkite šitai visą laiką. Žodis bausmė Biblijoje reiškia ugdyti, edukuoti, auklėti. O jau kaip tai bus padaryta, tai yra tik nuo mūsų pačių priklauso mentaliteto ir nuo to, kaip mes įsivaizduojam. Nes bausmes mes patys savo iš esmės tarsi nulėmėm. Žinoma, čia aš nekalbu apie tam tikrus tragiškus, dramatiškus dalykus, bet apie tokius, paprastesnius, buitiškus, kasdieniškus labiau. O jeigu tauta, kuri nusigręžia nuo savo nedorumo, tai tada jinai bus laiminama, kuri į nedorumą atsigręžia, ta bus išrauta. Kaip viskas paprasta, kaip visiškai kaip 2 kart 2. Taigi net
žinokim šitą paprastą dalyką, kai kažkas nesiseka, bent aš pastebėjau, visada yra kažkur paklaida padaryta. Ir aišku, labai gaila, kad kartais dėl tos mūsų paklaidos, kai mes galbūt suklydom ne iš blogos valios, galbūt mes net nenorėjom, galbūt mūsų net intencija buvo gera, bet suklydom. Viskas yra sniego gniūžtės principų ir viskas virsta kažkokia tai didžiulė drama, sakykime, juk tai būna kartais. Tai svarbiausia yra atgręžti savo mintis, savo širdį į Viešpatį, atsigręžti į dangų, šlovinti, garbinti ir tą šviesą, šauktis tos šviesos, to Viešpaties per Jėzų Kristų. Aš tą darau, nes dar dėl ko labai svarbu tas, atvirai pasakykime, mediumas, tarpininkas Kristus, ane? Kuris yra, nes jis sakė, per mane į dangaus karalystę, per jį, per Kristų pas tėvą. Dėl to, kad Viešpats Dievas yra kažkas absoliutu, kažkas, kas mūsų protų nesuvokiama. Ir štai jo kažkokia dalelė, jo kažkokia tai, viena kažkokia tai substancija įsikūnija į žemę ir prakalba mums žmonėms suprantama kalba per Jėzų Kristų. Ir Jėzus Kristus yra tas kanalas, per kurį mes galim labai labai toli nueiti. Tai neieškokim labai, jeigu gimėm šitoj žemėje, šitoj teritorijoje, Europoje, krikščioniškoje Europoje, neieškokim labai toli tų dalykų ten budizme, krišnaizme. Gerai, jeigu ten viską suprantat, viskas puiku, visos religijos yra gerai. Bet jeigu mes pradedam ieškoti ir nesuprantam ten, o čia mums viskas duota labai paprastai, labai tiesiogiai, per Kristų mūsų Viešpatį, per jį su juo ir jame, tiesus kelias ir kanalas ten visiems ryšiams, visiems kanalams, visiems, kam reikia kažkokių tų raktelių nuo paslapčių, atsiverčiat Bibliją, skaitot ir per Viešpatį Jėzų Kristų mums atsiveria ta išmintis, o kad būtų dar aiškiau, dar paprasčiau, mums yra tas Jėzaus Kristaus misija palikta ir jo misijos prasmė. Taigi, pabaikim skaityti, kad Viešpats sako, aš pakeičiu savo mintį apie gerą ir kurią žadėjau tą tautą laiminti, nebelaiminu jos. Taigi, dabar pasakykit Judo žmonėms ir Jeruzalės gyventojams. Taigi pasakykit dabar mums visiems, perduoda Viešpats. Taip kalba Viešpats, būkite budrūs. Budrūs reiškia budėkite, nesnauskite, girdėkite, kur dvasia jūs veda. Netingėkite atsikelti ir nueiti ten, kur reikia kažką padaryti, kad ta dvasia, tas dvasios raginimas įsipildytų. Reiškia, kažkam tai reikia išgirsti, kažkam tai yra labai aktualu, nes man neduoda ramybė šitos eilutės kelios dienos. Būkite budrūs. Aš rengiu jums nelaimę ir puoselėju užmojį. Galbūt kažkam ateina sunkesnis laikotarpis, galbūt kažkam yra sunkus laikotarpis. Ne visiems yra viskas gerai ir gražu. Tai reiškia, kad ateina kartais tas debesų tamsos laikotarpis ir visi mes jį išgyvenam. Visi esam patyrę sunkumus ir mes tikrai žinom ir jaučiam ir niekada nesijauskit vieni, jaučiam vieni kitus, kai yra kažkam sunku. Mes jaučiam, kad žmogus liūdi, kad jam skauda. Tai, niekada nesijauskit vieni tame sunkume, kai debesis užplaukia. Taigi, jeigu Viešpats dabar jums kažkokį sunkų laikotarpį yra skyręs, tai jis sako, būkite budrūs. Tai galbūt ne jums, gal toks etapas, gal toks periodas. Ir Viešpats sako tiesiog, būkite budrūs. Jums nieko nenutiks, viskas bus gerai. Tik tai reikia ištverti tą sunkų laikotarpį, nes jis rengia nelaimę ir puoselėja užmojį. Ir užmojis jo yra paprastas. Grįžkite kiekvienas iš savo nedoro kelio. Paprastas užmojis. Jeigu, neklausysim tos programos, grįžti į šviesą, į gėrį, kažką gerą, reiškia, bus dar sunkiau. Dar sunkiau tai reiškia, kad, griaus tuos mūsų ydingus žalingus įpročius, griaus mūsų ydas, griaus ne tuos prioritetus,
kol mus apgręš tam, kad atsigręžtume į šviesą, į laimę, į džiaugsmą. Taigi būkite budrus, grįžkite kiekvienas iš savo nedoro kelio, taisykite savo kelius ir darbus, ištaisykite, suremontuokite. Ir jūs būsite biblinis herojus. Viskas, tik tiek. Jūs būsite vienas iš biblinių herojų, jūs būsite pašauktasis, jūs būsite išrinktasis, nes jūs būsite tas, kuris suklydo ir sugrįžo remontuoti savo praeities klaidų, savo praeities tų kelių, nes kitaip sunkus laikotarpis. Kitaip vienaip ar kitaip vis tiek ugdys, mokys. Biblijoje čia ta žodis baus, ne? Todėl būkite budrus, nesnauskite, jūs pasieks viešpatie žodis, jūs viešpatie žodis praneš, ko jis iš jūsų nori. Nėra atsitiktinumo, aš tiksliai žinau, kad viską, ką mes turime išgirsti, mes išgirstame, mes perskaitome, pamatome, kartais net gatvėje sutiktas žmogus mums kažką gali pasakyti. Taigi, grįžkite kiekvienas iš savo nedoro kelio, taisykite savo kelius ir darbus. Ir čia pabaiga yra tokia liūdnoka, sako, tačiau jie atsakys, tuščios pastangos, laikysime savo užmačių, kiekvienas mūsų elgsis pagal savo nedoro širdies užsispyrimą. Ir čia toliau yra žinia, kad tauta atmeta viešpatį. Tai čia jau tik nuo jūsų priklauso. Mano misija šiandieną buvo jums pranešti, tai paskaityti. Tai šita žinia yra žinoma ir man labai aktuali, bet aš tikrai žinau, kad jinai yra kažkam iš jūsų skirta. Aš nežinau kam, bet būkite budrus ir jeigu neatsigręšite ir neištaisysite savo klaidingo kelio, viešpats jums rengia tą sunkesnį išbandymą, negu buvo iki tol. O jeigu to dar neatlaikysit, neišlaikysit, bus dar sunkesnis. Nes šalia, visiškai šalia, va čia yra tas 18 skyrius, o va čia dabar yra, čia aš paskaitysiu, kas yra. Ir kaip viešpats atkreipė paskui, kai aš perskaičiau va šitą puodžiaus indą, atkreipė akis į šalia esantį Jeremijos 17 skyrių ir tarsi, kad perskaityčiau jį pabaigoje. Ir jeigu jūs norite, geriausia būtų, kad jūs patys atsiverstumėt Senąjį testamentą Jeremijo 18 skyrių, paskaitytumėt, pamedituotumėt, įsiklausytumėt, ką jums viešpats nori per tuos žodžius pasakyti. Ir dabar štai paklausykite pabaigoje tą Jeremijo knygos 17 skyriaus 5-12 eilutės. Ir tuo šiandieną mūsų susitikimą pabaigsime, nes jis yra toksai, budėkite, būkite budrus, nesnauskite, klausykite viešpaties, toks, aktyvinantis, toks restartą, tarsi noriu jums pasakyti, viešpats darykite restartą. Taip kalba viešpats. Nebijokite tų stiprių žodžių, bet įsiklausykite į juos. Prakeiktas žmogus, kuris pasitikė žmonėmis. Labai stiprus žodis prakeiktas. Ir kai kurie užtat sako, dėl to mes neskaitom Biblijos ir taip toliau. Reiškia nelaimingas žmogus. Nelaimingas žmogus. Jeigu norit, aš jums galiu skaityti švelniau. Nelaimingas žmogus, kuris pasitikė žmonėmis ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nusigręžia nuo viešpaties. Reiškia, jeigu mes ieškom stiprybės žmoguje, kai ypač tas kitas žmogus yra nusigręžęs nuo viešpatės, mes būsim nelaimingi. Toks žmogus tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ko nors gero, skurstantis sausoje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris pasitikė viešpačiu. Matot, kaip teisingai mes sakėm, laimingas, nelaimingas. Kuris pasitikė viešpačiu, kurio viltis tik viešpats. Reiškia tas, kelkime širdis aukštinį viešpatį, mintis kelkime viešpatį, išeikime iš to užburto žemumų rato, to tokio žemo instinktų rato, žemo to materialinio turto, gėrio,
pinigų, to gviešimosi, ne? Ingrida Gudauskienė savo knygose labai gerai rašo apie tą Hamas troškimą, tą gviešimosi instinktą. Žmogus vis nori kažko daugiau, gviešiasi visos laimės, turto, pinigų, valdžios, garbės, šlovės. Sustokim, viskas bus gerai. Bet to jeigu mes taip trokštume tų dvasinių dalykų, kaip trokštam materialinių, tai mes būtume visi laimingi, sveiki ir gyventume turbūt jau kažkelintam tam išmatavime, nebe 3D ir nebe 4D. Laimingas žmogus, kuris pasitikė viešpačiu, kurio viltis tik viešpats. Toks žmogus, ir aš linkiu, kad jūs būtumėt toks žmogus, toks laimingas žmogus, tarsi medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijantis kaitros, kai ji užeina. Jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūksta sausros metų, nenustoja duoti vaisių. Kas gali ją perprasti, kas gali žmogaus širdį perprasti. Tik tai aš viešpats tyriu širdį, išbandau jausmus, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo elgesį, pagal jo darbų vaisius. Žmogus neteisėtai kraunantis savo turtus yra kaip kurapka perinti ne savo dėtus kiaušinius. Ir čia turima omeny tie turtai ne tik pinigai, kuris neteisėtai krauna savo įvairiausią prasme kažką ima, kas jam nepriklauso. Jeigu žmogus kažką krauna savo, kas jam nepriklauso, kuria ne savo gyvenimą, taip paprastai pasakykit. Jeigu žmogus kuria ne savo gyvenimą, tai jis yra tarsi kurapka perinti ne savo dėtus kiaušinius. Koks paprastas ir gražus palyginimas. Tai va visą tai, ką jis bando sukrauti, tuos netikrus dalykus, tą savo netikrą gyvenimą, paliks į gyvenimo pusiaukelėje. Visa tai sunyks, bus sunaikinta gyvenimo pusiaukelėje. Ir amžiaus pabaigoje jis bus laikomas mulkiu, reiškia, tuo, kuriam nepasisekė. Dėl ko nepasisekė? Dėl to, kad jis neklausė savo širdies balso. Dėl to, kad jis, kai jį pasieks viešpaties žodis, jis patingės pasikelti, nueiti ir išgirsti, ką viešpats nori jam pasakyti. Jis patingės tai padaryti. Arba ginsis, arba meluos pats savo. Viešpats sako, tave pasieks viešpaties žodis, eik, daryk, keiskis, budėk, antrai bus išbandymai po išbandymų. Jeigu klausysi, būsi kaip tas medis žaliuojantis, jeigu neklausysi, būsi kaip ta kurapka, kuri perinė savo kiaušinius. Taigi skaitykite šitas Jeremijo ištraukas, jos turbūt jums prakalbės dar giliau, dar labiau rezonuos, kiekvienam individualiai taip, kaip išgirsti pats savo arba pati savo tai suprasti, nes čia aš kalbu visiems ir aš tikrai žinau, kad kažkam tai bus visiškai neaktualu, o kažkam tai labai palies, nes kažkodėl viešpats labai nori jau kelintą dieną iš eilės, kad šitos eilutės būtų perskaitytos ir viešpaties valia, garbė ir šlovė ir per amžius, jo galybė. Per Jėzų Kristų su juo, per jį su juo ir jame, tai būkit palaiminti, tikėkit viešpačiu, būkite kaip tie žaliuojantis medžiai prie sraunaus upelio, budėkite, būkite budrus, būkite aktyvūs, išdrįskite keisti save, keisti savo įpročius, ydas ir viskas bus gerai. Pasikeitimai yra sunku, bet tai yra gėris, kuris atveda prie didžiulės transformacijos, prie didžiulio išaugimo, užaugimo dvasioje, pirmiausia dvasioje. Iki kitų susitikimų.